Vienas pagrindinių techninės analizės įrankių yra būtent grafinis vaizdavimas. Kaip pastebėjo techninės analizės specialistai, daugumą savo grafikų grindžia daugumą strategijų. Todėl būtina panagrinėti giliau šį aspektą. Na, pagrinde mes matome grafikus išreikštus linijinę formą, tai yra kiekvienas laiko tarpas ar taškas yra sujungiamas linija ir tiesiog mes gaunam tam tikrą linijinį grafiką, kaip šiame paveikslėlyje. Tačiau techninės analizės specialistai labiau mėgsta taip vadinamus žvakinius grafikus, kurie atrodo šitaip. Na, jie primena žvakes, nuo šio pavadinimo dėl to ir kilęs šitas pavadinimas. Na, kodėlgi žvakės ir ką jos reiškia? Žvakės iš esmės susideda iš 4 taškų, tai yra atidarimo, uždarimo kainų, aukščiausio taško ir žemiausio taško. Matom, jos gali būti pazotos tokiu principu, na ir gali būti 2 skirtingos žvakės. Tai yra teigiamos ir neigiamos. Ir matom iš paveiksliuko, jeigu atidarimo kaina yra žemiau negu uždarimo kaina, kitaip tariant, dienos bėgyje kaina pakilo, tai mes matom, kad šita žvakė gali būti nudažyta žaliai. Kita vertus, priešingų atveju, jeigu atidarimo kaina yra aukščiau uždarimo kainos, kaip šitame paveikslėlyje, tai yra, matom, dienos bėgyje kaina nukrito ir uždarimo kaina yra žemiau, tuomet šita žvakė yra nuspalvinama raudonai. Dabar klausimas kyla, kam jos reikalingos. Na ir sekantis paveikslėlis tai puikiai ir parodo. Pamėginsim nubrėžti žvakę patys. Tai yra, pažiūrėkime, kaip jinai susiformuoja dienos bėgyje. Turim atidarimo kainą, kuri yra šitame taške. Tuomet žiūrim į žemiausią tašką. Vėlgi brėžiam tą pačią liniją ir lygiai tokiu pačiu principu brėžiam aukščiausio taško liniją. Matom, kokiam aukščiausiam taške buvo dienos bėgyje kaina. Na ir galiausiai uždarimo kaina, kuri ir suformuoja visą žvakę. Jeigu atidarimo metu kaina, tarkim, buvo 5 litai, o uždarimo metu buvo 5 litai taip pat, tai mums linijinis grafikas nerodys jokio pokyčio. Tačiau dienos bėgyje galėjo būti dramatiškų įvykių, pavyzdžiui, kažkoks stambus kilimas iki 7 litų ir panašiai. Ir būtent žvakė, kurioje yra aukščiausio taško formuotė, parodys, kad buvo galbūt nervinga prekyba ir tik tais prekybos gale ta kaina nukrito.